Sveiki. Apie tai, kas buvo svarbiausia ir jums naudinga žinoti įvykiai ES ir šiek tiek plačiau. Pradėkime nuo to, kas mus visus iš tiesų pritraukia prie ekranų ir priverčia sekti įvykius, tai žinoma dėrybos dėl Ukrainos taikos. Negaliu pasakyti, kad visi tie susitikimai Saudo Arabijoje veda prie kažkokių aiškių, sakyčiau, bent jau rėmų sukūrimo arba dėrybų sąlygų nustatymo. Kiekvienu kartu nustembu, pamatęs tam tikrus naujus reikalavimus, ypatingai iš rusų pusės, ir nenuostabu, kad štai pastarosios savaitės susitikimas Saudo Arabijoje baigėsi tuo, kad rusai pareikalavo, kad sankcijos žemės ūkio produkcijai ir trąšoms būtų nuimtos. Kągi, jie derasi dėl vieno, o siekia kito. Siekia ko? Būtent, kad Rusijos ekonomika sustiprėtų, kad jie gautų daugiau lėšų ir galėtų tęsti karą. Štai vienintelė išvada, kuri peršasi. Dabar kiekvienu kartu, kuomet atsiranda nauja sąlyga iš rusų, tai žinoma, yra netekimas ir Ukrainai. Nes ne apie Ukrainos ateitį kalbame, apie Rusijos pozicijos gerinimą. Ar tai iš tikrųjų dėrybos, kurios veda prie taikos? Daug klaustukų. Nemanau, kad kiekvienu kartu tie susitikimai sukuria kažką tai naujo. Štai ir pats jau Trumpas pradeda kalbėti, kad rusai delsia su dėrybomis, bando gauti kažkokių tai naujų palankumų, naujų geresnių jiems sąlygų ir panašiai. Kada jisai susiprotės, kas žino. Bet žinoma, supraskime, visą tai daroma Ukrainos sąskaita. Nes aš negirdžiu jokių esminių paramos signalų iš Vašingtono Kijevui ir panašu, kad ši tendencija tęsis dar kurį laiką. Na kągi, naujienos iš Vašingtono nenustoja stebinti. Štai šią savaitę Trumpas pareiškė, kad įves 25% tarifus visiems automobiliams, kurie importuojami į Jungtinės Amerikos valstijas. Žinoma, tai liečia ypatingai keletą didelių ekonominių rinkų arba eksportuotojų, tai žinoma japonai, tai europiečiai ir kinai. Atrodo, kad kinams tie tarifai nebus dar įvedami, nes Trumpo administracija derasi dėl TikToko ir kol nesusitars, matyt, tie tarifai nebus taikomi, bet sureagavo jau ir japonai, sureagavo jau ir europiečiai. Ką tai reikštų? Apytiksliai automobiliai patenkantis į Jungtinės Amerikos valstijas pabrangtų nuo 3 iki 10 tūkstančių dolerių. Žinoma, kad tai yra didžiulis priedas ir niekas tokių automobilių, žinoma, nepirks. Automatiškai pirmenybė atiteks Amerikoje pagamintiems automobiliams. Nesvarbu, tai bus amerikietiški ar kitų valstybių investicijos. Trumpas pagrindžia savo sprendimą tuo, kad štai sako, 85 metais 95% automobilių parduodamų Amerikoje buvo pagaminti arba buvo amerikietiški. Šiuo metu mažiau nei 40%. Bet ar tai nėra tarptautinės prekybos rezultatas, kadangi globalizuojasi viskas ir mes perkame ir japoniškus, ir štai net Kinijoje pagamintus, europietiškus, amerikietiškus automobilius. Ar tuo reikėtų stebėtis, ar to reikėtų vengti? Manau, kad vis dėlto reikėtų suprasti, kad pasaulis per tuos dešimtmečius pasikeitė ir prekyba kaip tik generuoja daugiau darbo vietų ir galimybių vartotojams pasirinkti. Trumpas galvoja kitaip. Kągi, pamatysime rezultatą, nes europiečiai tikrai reaguos ir didins tarifus tam tikroms prekiams iš Jungtinių Amerikos valstijų. Šią savaitę buvo pateiktas naujas Europos pasiruošimo planas krizėms. Esmė yra paprasta. 72 valandom reikalaujama, kad būtų tam tikrų strateginių atsargų. Maistas, žaliavos, energija, vanduo ir kiti dalykai, kurie būtų reikalingi, sakykime taip, išlaikyti pirmą tą smūgį 3 paras, kurios visada būna sunkiausios ir panašiai. Baigsiu savo naujienas tuo, kad šią savaitę Armėnijos parlamentas priėmė deklaraciją, kurią paskelbė, kad jų strateginis tikslas narystė Europos Sąjungoje. Geros kloties, reikės padaryti daug reformų, sprendimų, bet sveikinu tą pasirinkimą, kadangi iš esmės alternatyvos nėra. Tai reikėjo suprasti daug anksčiau, bet geriau vėliau negu niekada. Puikios savaitės visiems.